žmonės, aš ir mano Goldeksas, ne? Aš ir mano verslas, tai. Mano vardas Česlovas jau pristatė. Esu, kaip čia pasakyti, kaimietis, kaunietis. Kai man ponia Virginija, kuri mano sponsoris yra, girininkė, paplaukit jai, kad jinai mane pakvietė. Tai kai ji pakvietė ir sako, skaitykit, tai mes su Regina skaitėm per naktį. Kas čia per verslas, kas čia per dalykas. Ir po to nusprendėm, kad eisim. Bet kai pasakėm vaikams, tai piestų stojusi dukros. Bet kai po to pasakėm, kad duokit tik dokumentus, mes jau patys dirbsim. Nu, kaip šitas sako Uljanovas, jeigu jį pasikvietei, už jį dirbsi, tai ir taip ir dirbsi. Tai mes dabar už 8 dviese dirbam ir už visą šeiminą. Anūkai labai gerai mus palaikė, išmokė kompiuteriu dirbti, Regina daugiau moka, aš mažiau, aš tik tai tiek, kiek jau, auksinį laikrodį turiu jau. Tai čia už pirmą lygį. Tai laikas man ne tiek čia svarbu, ką jis rodo, aš turiu telefoną gerą, dar pasižiūriu, bet, kad pasigirt, turiu auksinį laikrodį. Tai jau man smagu. Bet to jau aš, kaip čia sakė, 3 kategorijos, 3 lygis. Trečias lygis. Man 75 metai, tai aš noriu ir tuos pinigus ir išleisti. Dar ir pats nors biskiau, taip tai anūkam paliksiu, ar ten dukrom, tai kas jau čia nais. Mes norim dar su Regina, kada tarybiniais laikais dviese mums neleido į užsienį išvažiuoti, o kai Lietuva susitvėrė, tai mes biedni buvom, negalėjom išvažiuoti, tik po Ukrainą važinėjom, po Baltarusiją. O dabar tai jau mes galėtume, tai dar gal kokį nors vieną kitą kartą išvažiuoti. Gerai, ir tų pinigų reikia išleisti, ne tik tai juos uždirbti. Labai patenkintas, kad mane ponia Virginija pakvietė. Jei darbalių skolojasi. Taip. Nu ir šitą labai dėkingas Reginai, kad jinai dirba tą juodą darbą, tokį, kur aš nelabai moku jo dirbti. Bet mes kooperuojamės. Tai tai tokį, per visą šitą laiką, maždaug per visą šeiminą. Uždirbam apie 1,5 kilogramą aukso, 18 stalų. O dabar jau, kaip čia sako, kaip žemaitis sako, sėski kertė į lauk smertę, bet dabar aš smertę nelaukiu jau dabar noriu jau tos pinigus ir išleisti. Tai tai aš tiek norėčiau pasisakyti. Pone Česlovai, norėjau užduoti Jums klausimą. Jūs sakėt, kad įtraukite į šitą verslą visus savo šeimos narius. Ir iš pradžių dirbot už juos. O dabar jau jie dirba? Nu, kaip jums atsakyti? Pakol kas mes su žmona daugiausiai ir dirbam. Tačiau jau dabar pradeda anūkai suprasti, kas tai per biznis ir nuoširdžiai jie mums padeda. Daleiskim, aš turiu anūkę Gabrielę, kuri jau yra 18 metė, tai ji jau savo klasiukus atvedė kelias. Kiti dar 14 mečiai, tai jie dar už juos mes dirbam. Dar tik tai vienas iš anūkų ir premiją yra gavęs, o kiti dar laukia tos premijos. Daleiskim, kai tuo tarpu aš jau gavęs 4 premijas, žmona 3 premijas, dukros jau po 2, po 1 premiją, taip ir taip toliau. Nu tai čia toks yra dalykas. Aišku, kaip Uljanovas sako, kad jeigu pasikvietei, tai ir už jį ir dirbsi.
Taip, bet tai malonu už savo šeimos narį dirbti, juk aš į kapus nenusinešiu visų tų tenais, nei aukso, nei nieko, bet tai liks jiem patiem, bet aš noriu, kad jie suprastų ekonomikos tokius rezultatus, iš kur kas atsiranda. Taip, gerai sakė pranešėjas šitas iš Klaipėdos, kad poperis yra poperis, o auksas yra auksas. Jis vis tiek pragyveno visas imperijas, visus valstybės griuvo, lūžo, o auksas liko, jis ekvivalentas, visų prekių ekvivalentas. Tai va, jeigu mes tą suprasim, aš to anūkus ir noriu išmokyti. Daugiau nieko, aš ir daug ir nenoriu. Tai va, tiek.